Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Labadiena, gerbiamieji Lietuvos televizijos žiūrovai. Su jumis viktorina apie Lietuvos gamtą ir jos grožybės Gamtos kodas. Laida, kurioje šį kartą vyraus ežeringa nuotaika. Norėčiau priminti, kad laidų ciklą sezono pabaigoje vainikuos kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominum skelbiamas dokumentinių filmų festivalis konkursas. Jame geriausi dokumentinio kino meistrai atskleis savo požiūrį į unikalią Lietuvos gamtą. Mūsų laidos formatas paprastas. Studijoje varžosi 3 dalyviai, atsakinėdami klausimus kokią nors vieną temą arba įvairiomis temomis. Šį kartą, kaip jau minėjau, pasigrožėsime Lietuvos ežerais. Ir pradedame žaidimą. Pirmasis, pakėlęs ranką ir teisingai atsakęs į klausimą, stos prie vieno iš šių pultų. Taigi, pirmasis klausimas, dėmesio visiems, visi pasiruošę. Kaip vadinamas didžiausias Lietuvos ežeras? Mačiau ranką. Pirmasis biuras buvo šiek tiek greičiau, nors buvo visai greta ir kitas atsakantysis. Taip, jūsų versija? Drūkšių ežeras. Taip, teisingas atsakymas. Prašome užimti vietą prie pulto. Taip, atsakymas buvo teisingas, tai Drūkšiai. Didžiausias šalyje yra Drūkšių ežeras. Jis telkšo ežeringiausioje šiaurrytinėje Lietuvos dalyje, prie sienos su Latvija ir Baltarusija. 1973 metais atliktų matavimų duomenimis jis užima 44,8 kvadratinių kilometrų. Antrasis klausimas antrajam dalyviui. Kaip vadinamas ilgiausias Lietuvos ežeras? Pamačiau jūs. Jūsų atsakymas? Sartai. Ne, neteisingas atsakymas. Jūs buvote antras. Taip, klausau jūsų. Asveja arba Dubingiai. Asveja, teisingai. Prašom. Prašome užimti antrą vietą. Taip, atsakymas taip pat teisingas. Ilgiausias Lietuvoje yra Asvejos, dar vadinamas Dubingių ežeras. Ištysęs beveik 22 km, o su atšakomis net 29,7 km. Jis gana siauras. Didžiausias plotis yra 0,9 km. Asvejos ežeras sudaro 3 šakos – Žalktynės, Viriogalos ir Dubingių, kurios neretai vadinamos įlankomis. Labai gražus vaizdingi pavadinimai. Na, o dabar tradiciškai jau irgi trečiasis žmogus, mūsų kviestinis svečias. Man labai smagu pristatyti kolegą, Lietuvos televizijos ir radijo darbuotoją, žinomą žmogų, laidų vedėją Virginijų Savukyną. Kągi, turime sukomplektuotą žaidėjų komandą. Matau, kad profesionalai iš veidų, nes teko matyti jūs berods irgi jau žaidėte. Susipažinkime, kuo jūs vardu, dar kartą prisistatykite ir ką veikite. Vytis, šiuo metu dirbu statybose, o... Ir turite laisvo laiko tikriausiai? Savaitgaliais yra laisvo laiko. Ir tuo metu dalyvaujate studijoje įrašuose ir visai neblogai sekasi, kiek žinau. Taip, jūs? Zenonas Meškelevičius, aš esu iš Marijampolės rajono, dirbu mokykloje. Jūs berods irgi žaidėjas, besilankantis įvairiuose žaidimuose, ne? Na, tenka. Mėgstate azartiškas žmogus esate? Na, ko gero. Ką didžiausio pavyko laimėti? Koks sėkmingiausias buvo žaidimas? Ko gero, kažkada buvę, tai automobilis per pusę 2 viename žaidime. Aha. Kurią ėmėt pusę? Priekinę ar užpakalinę? Na, ten pasidalinti geriausia tai yra, kai grynais daliniesi. Arba reikėjo važinėti pagal grafiką, turbūt vienas porinėmis dienomis, o kitas neporinėmis. Puiku. Ir Virginijus, politikos laidų vedėjas išmanantis įvairius politikos procesus. O kaip gamta? Gamta ir ypatingai ežerai, tai aš apie ežerus žinau, kad juose galima maudytis. Daugiau tai nelabai ir aš iš tiesų jaučiuosi dabar kaip mėgėjas, nes pristatėt, kad čia profesionalai, tai pagalvojau, kad aš remsiuosi olimpinių principų. Svarbu dalyvauti, bet nelaimėti. Kartais galiu tik išduoti paslaptį, kartais kas paskuba pirmas ir neteisingai atsako, tai belieka tik tai palaukti.
ir tavo atsakymas būna teisingas. Taip, aš šitą taktiką naudosiu. Taigi, kol žaidėjai pasiruoš, mes jau susipažinome su jais, kol žaidėjai pasiruoš, kviečiame pažiūrėti mūsų kolegų parengtą reportažą apie Lietuvos ežerus. Žemės rutulio ežerai užima daugiau nei 2,5 milijono kvadratinių kilometrų, kone 2% sausumos ploto. Lietuva pagal ežeringumą, vertinant kokį plotą ežerai sudaro nuo visos sausumos teritorijos, atitinka pasaulio vidurkį. Taip, mes ežeringas kraštas, mes ežeringa šalis, bet aš kartais ir studentams sakau, kad reikia skirti du ežeringumo rodiklius. Vieną realų ežeringumą, tam mano minėtas procentas, ir subjektyvų regimą į vizualų ežeringumą, kurį nulėmė tai, kad yra daug mažiukų ežerų. Jeigu jūs važiuojat ten autostradą ar kitų kelių ir jums visą laiką šmėkščia pro šalį ežeriukai, tai sudaro ežeringo krašto įvaizdį. Lietuvoje yra apie 6 000 gamtinės kilmės ežerų. Kiekvieno iš jų ekologinė charakteristika arba jo kokybė tiesiogiai priklauso nuo žmogaus veiklos. Stipriai industrializuotose šalyse, kuriuose išplėtota pramonė ir žemės ūkis, ežerams kyla daugiau pavojų. Palyginti su vakarų Europa, Lietuvoje gyventojų tankis nėra didelis, dėl to laimi ir šalies ežerai. Gana daug yra ežerų, kurie turi mažai apgyvendintus, jeigu taip galima būtų sakyti, baseinus arba baseinus, kuriuose santykinai mažai gyvena gyventojų ir tose baseinuose tokia nėra labai intensyvi ūkinė veikla. Tai šituo požiūriu tie ežerai yra tokie, pusiau natūralūs, tai sakykime pusiau natūralūs, ko dažnai vakarų Europoje jau sunku tokių atrasti ežerų, kuriuose toks mažas būtų jų baseinuose mažas gyventojų skaičius. Anksčiau senoliai sakydavo, jei ežere gyvena vėžiai, vadinasi vanduo čia išties švarus. Mokslininkas nuvilia. Praeityje gal ir buvęs teisingas toks ežero švarumo rodiklis, šiandien jau nebūtinai galioja. Šiuo metu Lietuvos ežeruose, kiek tenka pastebėti, tai labai daug kur gyvena vėžiai. Vėlgi, čia turbūt buvo susiję su to situacija, kad anksčiau Lietuvoje gyveno visiškai kitos vėžių rūšys ir jos buvo labai jautrios taršai. Labai jautrios taršai ir matyt pagal tai ir atsirado šitas pastebėjimas, kad jeigu jau ežeras užterštas, jie išnyksta. Šiandien pas mus jau gyvena kelios tokios invazinės vėžių rūšis ir šiandien galima vėžius tuos būtent jau ne tuos, kurie čia anksčiau gyveno, surasti ir gana užterštuose ežeruose. Prieš keletą dešimtmečių buvusios Lietuvos ežerų taršos priežastys dabar jau ne tiek aktualios, tačiau kai kurie padariniai vis dar jaučiami. Anais kolūkių laikais dažnai ežerų pakrantėse buvo statomos fermos, o nuotekos iš jų leidžiamos į ežerus. Ariamos žemės taip pat siekdavo kone pačius ežerus, todėl nenuostabu, kad ir trąšos subėgdavo į vandens telkinius. Tuomet nuo žemės ūkio veiklos daromos žalos ežerus teko gelbėti nustatant apsauginės juostas. Ką mes matom šiandieninė pagrindinė problema, kad daugeliu ežerų pakrantėse pradėjo formuoti savotiški rėžiniai kaimai. Kas tai yra? Tai yra žmogus, kuris turi savo žemę prie ežerų, jis ją parduoda tokiais rėžiais, kad gabalėlį žemės išeitų prie ežero. Ir tuose rėžiuose yra statomi pastatai, kurie yra skirti poilsiavimui. Aišku, tokiu atveju, jeigu tas dalykas nebus kontroliuojamas, jis taip toliau viskas vyks, tai tas estetinis vaizdas ežerų pakrantėm bus labai nekoks. Ir tie patys ežerai, kurie šiandien turi tokį aukštą potencialą rekreacinį, jie taps visiškai nelabai tam tikę. Kita daugeliui puikiai žinoma nūdienos ežerų problema – atvirumas visuomenės reikmėms. Pagal įstatymus prieiti prie ežerų turėtų būti sudarytos visos sąlygos, tačiau to nėra paisoma. Daug ką pakeitė tas laikotarpis, kuriame gyvename, nepriklausomas Lietuvos laikotarpis, kada daug kas keitėsi, daug ką darėm orumu ir tame tarpe tą urmą visą įtraukėm, žinoma, ir ežerus.
turiu galvoje privatizacijos procesą. Mes visi buvom pripratę, kad ežerai yra bendras turtas, kad galim privažiuoti, prieiti. Žinot, kas dabar dedasi, jeigu nori prie kai kurios paežerės prieiti. Nors įstatymai tarsi to ir neleidžia, bet realybė yra tokia. Taigi vien tas ežerų dabar ties sudalinimas, sugradavimas, kad jie vieni yra valstybiniai, kiti yra privatus, treti pusiau valstybiniai, pusiau privatus, turiu galvoje išnuomotus, suvelia ir tos ežerų visus apsaugą. Įstatymų galima prikurti įvairių, tačiau visus gyvenimo atvejus numatyti sunku. Greičiau padėtų visuomenės supratimas. O mokslininkai juokauja, žmogus vis dar klaidingai įsitikinęs, kad Žemė tai jo planeta. Nes iš tiesų gyvename bakterijų pasaulyje. Vienos įdomiausių ir unikaliausių aptinkamos ir Lietuvoje. Vienintelė natūrali jų buveinė čia – karstiniai Kirkilų ežerai. Jos galima pamatyti vasaros antroji pusėje, kada nusistovi tokia pusiausvyra, susisluoksniuoja vandens telkinys į zonas, kur nėra deguonies, o tos bakterijos jos unikalios to, kad joms nereikia deguonies, jos gyvena be deguonies, jos vykdo fotosintezę nenaudodamos, net palaiduodamos deguonies į aplinką. Ir būtent tuo jos yra unikalios ir mūsų bendroji tokio aplinkoje mes visi deguonyje gyvenam, ne? Mes deginam viską deguonį, o jos gali štai egzistuoti visai nesusiliesdamos su deguonimi. Ir tas yra unikalu. Spalvotosios siera bakterijos mokslininkų teigimu viena pirmųjų planetoje egzistavusių gyvybės formų, nepakitusi iki šių laikų. Yra tam tikrų vietų Europoje, kurioje dėl buvimo sieros junginių susidaro galimybė pasirodyti spalvotom bakterijom. Bet Europa tai baika, o pats įdomiausias ir ryškiausias pavyzdys to mikroorganizmų spalvotumo yra Amerikoje. Yra toksai Yellowstone parkas. Va ten tai įvairovė. Yellowstone parke iš gelmių kylantis vandenilio sulfido prisotintas vanduo leidžia siera bakterijoms demonstruoti visą grožį. Ir nors sąlyginai susitarta jas vadinti purpurinėmis ir žaliosiomis, kaip tikina mokslininkas, jų pasitaiko pačių įvairiausių atspalvių. Nėra laiko tykoti siera bakterijų Kirkilų pakrantėje, jų galima užsiauginti ir namuose pagal Prancūzijos Pastero institute dirbusio rusų mokslininko Sergejaus Vinogradskio sugalvotą paprastą instrukciją. Vamzdelį paimkit, stiklinį, ir pripildykit į dugną to vamzdelio dumblo iš ežero. Paskui įdėkit truputėlį kiaušinio lukšto, biskelį popieriaus kokio laikraštinio, užpilkit vandeniu to ir po mėnesio kito užauga, jeigu pastatai prie lango tą vamzdelį. Ir jūs matysite visą modelį to ežero. Na, o dabar jau pradedame žaidimą, visiškai rimtai, ir kiekvienas klausimas įvertintas taškais. Jeigu atsakote iš karto ir teisingai be papildomų variantų, tuomet gaunate 100 taškų. Jeigu reikalingi 3 variantai, iš kurių renkatės, tada 50 taškų. Ir supertūro klausimas yra dvigubai vertingesnis, jisai vertintas 200 taškų. Paspaudžiate mygtuką, lemputė užsižiebia ir jūs sakote savo atsakymo versiją. Taigi, dėmesio. Pirmasis klausimas. Kokiu kasmetiniu renginiu garsus Sartų ežeras? Taip, Vyti, klausau. Žirgų lenktynės. Žirgų lenktynės. Atsakymas teisingas. Tai be abejo žirgų lenktynės, kurios šiemet vyko jau 104 kartą. Tiesa, ne visada jos vyksta ant Sartų ežero ledo. Jeigu jis yra per plonas, lenktynės tradiciškai perkeliamos į šalimais esantį hipodromą. Labai iš tikrųjų paprastas klausimas, nereikėjo kitų variantų. Antras klausimas. 3 ežerai Duse, Metelys ir Obelyje. Kaip kartu jie vadinami? 3 variantai. A variantas – didieji pietų Lietuvos ežerai. B – didieji Žemaitijos ežerai ir didieji Aukštaitijos ežerai. Jūsų variantas, kadangi pirmas paspaudėt. Didieji pietų Lietuvos ežerai. Didieji pietų Lietuvos ežerai. Teisingai.
Taigi, Duse, Metelys ir Obelyje yra vienas prie kito esantis didieji pietų Lietuvos ežerai. Trumpai ir aiškiai. Trečiasis klausimas. Kokio ežero saloje yra Trakų salos pilis? Vytis buvo pirmasis. Galvės. Galvės. Teisingas atsakymas. Taip, Trakų salos pilis yra Galvės ežero saloje, kuri taip ir pavadinta Pilies sala. 15 amžiuje ši pilis buvo viena iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rezidencijų. Kitas klausimas. Prie kokio žinomo rezervato įkūrimo ženkliai prisidėjo lietuvių gamtininkas profesorius Tadas Ivanauskas? Turbūt jūs buvote, taip, Zenai, pirmasis. Koks jūsų variantas? Žuvinto rezervatas, įkurtas 1937 metais. Kuriais metais? 37 arba 35. Jeigu per daug pasakysite ir neteisingai, žinokit, sumažinsiu taškus. Gerai, viskas. Taigi, pirmoji dalis teisinga atsakymo yra Žuvintas arba Žuvinto rezervatas. Sveikiname. Su dar vieną taškų porciją. Buvo 3 variantai – Žuvinto, Kamanų rezervatas ir Čepkelių rezervatas. O Žuvintas ir aplinkui esančios pelkės 1948 metais buvo paskelbtos biosferos rezervatu dėl savo ypatingos floros ir faunos. Prie to įkūrimo ženkliai prisidėjo Tadas Ivanauskas. Tai metai ne visai tie, ne? Na, čia negal tik. Puiku. Dabar klausimas tautosakos mėgėjams. Taigi šansų ir tau yra, kuris ne tik ežerus mėgsti, bet gal ir tautosaką. Taigi, ką reikėdavo padaryti lietuvių padavimuose, kad skraidantis ežeras nusileistų ant žemės? Ir vėl Zenonas, prašau. Reikėdavo įminti jo pavadinimą. Bravo. Neturiu ką pasakyti. Bet ir šiaip 3 tie variantai visai neblogi. Įminti jo pavadinimą, antras paaukoti nekaltą mergelę, bet turbūt ne Lietuvoje čia, ir mesti į ežerą akmenuką. Taigi, dabar atsakymas, toks gana iš tikrųjų tautosakiškas atsakymas. Pasakojama, kad ežeras kaip debesis virš galvų užeina. Tai reikia kam nors jo vardą ištarti ir vanduo užlieja viską, nepaisydamas ganyklų nei miestų. Kitais kartais pasakojama, kad saują vandens pasėmęs ežerą palieja milžinas ar velnias, o kartais ragana, kokią upę savo verpalais užtvenkusi leidžia vandens telkiniui susidaryti. Graži labai citata iš tautosakos beje. Tęsime toliau. Kova aštrėja. Virgi, susikaupk. Gal bus ir politinių klausimų. Koks politikas mėgsta, pažiūrėjau, prie ežerų poilsiauti, ne? Galėsim padiskutuoti. Taip. Taigi, kitas klausimas. Kaip bendrai vadinami 6 ežerai esantis Vilniaus miesto šiaurės rytinėje dalyje Verkių regioninėme parke? Prašau. Žalieji ežerai? Žalieji ežerai. Teisingas atsakymas. Žinojau, ne? Drąsiau. Tai tik drąsiau spaus. Matai, kaip kolegos skuba netgi neišklausę klausimų. Nes iš tikrųjų 6 ežerai ir Vilniuje prie Vilniaus turbūt vienas tik variantas ir būtų. Nes buvo kiti variantai Rudieji ežerai arba Mėlynieji ežerai. Taip, atsakymas teisingas, tai žalieji ežerai. Balsys, Gulbinas, Mažasis Gulbinas, Akis, Raistelis ir Baraukos akis. Ežerai išsiskiria ryškiai žalia spalva, susidariusi dėl didelio karbonatų kiekio požeminėme vandenyje, kurio maitinami žalieji ežerai. Taigi toks biologiškai cheminis klausimas. Tęsime toliau. Kokia dalis Vištyčio priklauso Lietuvai? Vyti, jūsų atsakymo versija? Maždaug 1/4. Ne, neteisingas atsakymas. Antras buvo Virgis, tada tikrai. Kuri dalis priklauso Lietuvai? Kokia dalis Vištyčio priklauso Lietuvai? Ai, a kokia? Kokia dalis Vištyčio priklauso Lietuvai? Nes man pasigirdo, kuri dalis, tai rytinė dalis Lietuvai priklauso. O kokia dalis? Pagal plotą kokia dalis? Kiek reiškia? Tai gal duosiu, ar jūs pasakysite? Jau jūs atsakėte, nepadaikite. Virgis kol kas atsiima. Pusė. Pusė? Ne, ne pusė. Ne, nepavyko. Ir? Gal variantų paklausysiu ir tada, kad būtų tiksli dalis. Galiu bandyti sakyti, kad tai yra Lietuvai priklauso mažesnioji dalis, daug didesnė dalis priklauso Rusijai, o procentais tai mažesnioji dalis. Atsakymas kaip ir teisingas. Taip, tai 3 variantai yra 1/5, 1/3 ir pusė. Tai... Na vis tiek, kaip ir galima skaityti, kadangi iš tikrųjų tai yra 1/3. 1/3 priklauso Lietuvai. Iš viso Vištytis užima 17,83 kvadratinių kilometrų.
Tai yra toks plotas, tačiau iš jo tik 5,44 kvadratinių kilometrų priklauso Lietuvai. Jeigu nuirkluosite per toli, jūs pasitiks kas? Pasieniečiai. Draugiški pasieniečiai, Rusijos pasieniečiai ir palydės atgal. Reikia tikėtis į Lietuvos vandenis. Ne, palydės visada pirmiausia, pagal tokią tvarką. Kad Jeigu iškart nepaleidžia, ne? Iškart nepaleidžia. Turi įsitikinti, ar tikrai šiaip savo užklydai, o galbūt turi piktų kėslų. Dar turbūt premiją išrašo už apsilankymą. Tai čia tikriausiai bus jau kitos laidos tema, ne apie pažeidimus. Tai irgi artėjanti laida. Taigi, tęsime toliau, neatsipalaiduojame. Viskas dar prieš akis, klausimų yra nemažai. Kaip vadinosi pirmą kartą šiemet Zarasų rajone surengtas ralis? Retas atvejis, šį kartą niekas nespaudžia mygtuko. Klausimas iš tikrųjų keblus. 3 variantai. 100 ežerų ralis, 300 ežerų ralis ir 1000 ežerų ralis. Dabar mačiau liktai, kad Zenonas pirmasis paspaudė. Na, pabandykim, kad 1000. Ne, neteisingas atsakymas. Turbūt Virgis antras buvo. 100. Neteisingas atsakymas. 300. Neišnaudojai šansą šį kartą. Gaila. Jisai, sergu kaip už kolegą. Taip, tai 300 ežerų ralis. Panašaus pavadinimo 1000 ežerų ralis Suomijoje vyksta nuo 1951 metų. Taigi labai panašu, bet mažiau ežerų. Dabar, ar domitės kas nors archeologija? Gal minimaliai. Gerai, pabandykime. Gana žinomas faktas, turėtų būti nesunku atsakyti. Čia jau lems turbūt reakcija. Kas neseniai buvo atrasta Molėtų rajono Luokesų ežere? Luokesų ežere buvo gyvenvietė atrasta. Bravo, Virgi. Teisingai. Atsakymas teisingas. Luokesų ežere buvo atrasta 2500 metų senumo gyvenvietė su gerai išlikusiamis pastatų liekanomis, židinių liekanomis, brūkšniuotąją keramiką ir kitokiais loviais. Tikimasi per keletą metų atkurti gyvenvietę ir atverti ją turistams. Kiti variantai buvo Napoleono karių lobis arba gintaro kambarys. Variantai irgi įdomus. Gintaro kambarys būtų vertingesnis. Būtų vertingesnis, bet šiuo atveju teks dar palaukti. Nors gal ir Lietuvoje atras, kas žino. Dabar turbūt metas paskelbti tarpinius rezultatus. Vytis yra surinkęs 250 taškų, Zenonas 400 taškų, Virginijus 100 taškų. Paskutinis klausimas buvo geras ženklas, Virgi. Puiku, tęsime toliau. Kokia ežerams neįprasta savybė išsiskiria Lūksto ežeras? Vytis buvo greitesnis. Jūsų atsakymo variantas? Ten randama gintaro ežere. Išmetamas. Puikios žinios. Puikios žinios. Bravo. Gresia turbūt naujas rekordas, nes beveik visi klausimai be papildomų be pasakymų, be papildomų variantų. Profesionalai žaidžia? Profesionalai. Iš tikrųjų buvo 3 variantai. Lūksto ežeras gali išmesti gintarą, potviniais ir atoslūgiais reaguoti į mėnulio fazes, arba jo vanduo yra sūrus. Tai be abejo teisingas atsakymas buvo, kad Telšių rajone esantis Lūksto ežeras garsėja ne tik savo žuvingumu, bet ir gintaru, kurį kartais išmeta į krantą. Ir tai vienintelis toks ežeras Lietuvoje. Prašau, aš tada turiu dar vieną klausimą. O ten dideli gintaro gabalai išmetami? Ar verta važiuoti? Jo, ar verta važiuoti. Ir ar dažnai išmetami? Jo. Esu buvęs, bet ten nieko neradau. Ir vaikščiodamas, ir manau, kad ten mažiukai tik tai. Nieko ten. Bet gigantiškai. Unikalus. Tai tada geriau į Kaliningradą važiuoti, ir kas tam? Turbūt jo. Jeigu draugiški pasieniečiai neslydės atgal. Įrantis per Vištyčio ežerą. Taip, ir jeigu per daug gintarų jums irgi gali būti kaip kontrabanda, iš tikrųjų. Puiku. Toliau. Kitas klausimas toks. Kaip vadinamas vienintelis Lietuvoje jūrinės kilmės ežeras, esantis Šilutės rajone? Zenonas? Krokų lanka. Bravo, bravo. Arba žaidėjai per daug stiprus, arba klausimai per daug lengvi. Kaip jūs manote? Nes kiti variantai buvo Kroksų lanka arba Kokos lanka. Be abejo. Čia suveikia žinios ir reakcija. Nemuno deltos regioninėme parke esantis Krokų lankos ežeras susidarė Nemuno sąnašoms atitvėrus Kuršių marių dalį. O dabar sporto žinovams klausimas. Gamtos ir sporto mėgėjams. Bet susijęs be abejo su gamta. Kokio ežero pavadinimu pavadinta Telšių vyrų futbolo komanda,
Vytis? Mastis. Mastis. Neišklausė pavadinimo ir žino atsakymą. Bravo. Mastis. O klausimas skambėjo taip. Telšių vyrų futbolo komanda žaidžianti antroje Lietuvos futbolo lygoje. Komanda įkurta dar 1956 metais. Šiemet Lietuvos futbolo federacijos antrosios lygos vakarų zonoje ji užėmė 7. vietą. Beje, šiame klube savo karjerą pradėjo ir į Lietuvos rinktinę kviečiamas vartininkas Giedrius Arlauskis. Šaunu, labai sparčiai judame į priekį. Lazdijų rajone yra ežeras, pavadintas vienos Europoje labai gerai žinomos upės vardu. Kokia tai upė? Zenonas? Ežeras ir upė Dunojus. Dunojus, puiku. Šiaip tai, iš tiesų tai čia jau gėdama man, nes aš esu iš Lazdijų rajono, bet tokios upės nežinau. Upės ir ežero. Dunojus? Čia yra Ežeras. Ežeras vadinasi Dunojus. Nežinojau. Jo, kurioje vietoje? Negaliu pasakyti iš tą paslaptis, bet žinau, kad yra. Iš tikrųjų. Buvo 3 variantai – Volga, Dunojus ir Reinas. Dunojus, bravo, iš tikrųjų fantastiškas atsakymas. O aš trumpai dar pasakysiu, tik tai papildysiu atsakymą. Lazdijų rajone yra ežeras Dunojus, kitaip dar vadinamas Gudonių ežeru. O šitą žinai? Be abejo. Tai matai, koks tai slaptas pavadinimas. Bet Dunojum niekas nevadina tenais. Jo, apylinkėse. Nebuvo, negaliu sakyti. Bet matyt, kad kažkur yra užfiksuota. Beje, turbūt žinote, kad tai ne vienintelis lietuvių pasiskolintas vietovardis. Vien Jonavos rajone galima aplankyti Šveicarijos, Paryžiaus ir Londono kaimus. Ir aš manau, kad tai yra žymiai pigiau netgi negu skristi su rajoneru į Šveicariją, Londoną. Žiūrint, iš kur važiuoja, iš kurios Lietuvos vietos. Gali būti, sakai, pigiau nuskristi už kelis eurus. Taip. Į Londoną. Negu su automobiliu nuvažiuoti tenais ir grįžti atgal. Tai va, Dunojus, klastingas klausimas, bet jeigu žmogus žino, tai matyt kažkas vadina. Kažkas vadina. Dabar gan keblus istorinis klausimas, bet aš jau įtariu, kad jis nebus keblus, nes čia tokie žmonės susirinkę. Koks Lietuvos miestas 1919-29 metais buvo vadinamas Ežerėnais? Zarasai. Zarasai, bravo. Belieka paaiškinti, arba praplėsti atsakymą, kad po Lietuvos valstybės atkūrimo buvo nuspręsta sulietuvinti lenkišką dabartinių Zarasų pavadinimą. Miestas lenkiškai buvo vadinamas Ježerosi. Tačiau garsus Lietuvos kalbininkas Kazimieras Būga išaiškino, kad Zarasai yra iš sėlių kalbos atėjęs vietovardis. Sėliškai Ezaras arba Ezaras ežeras, o Zaraso ežeras vadinosi Ezarasas arba Ezerasas. Iš ežero pavadinimo palaipsniui radosi ir miesto vardas, tiesa iš pradžių kaip Azarasai, ilgainiui pavirtę Zarasais. Tai va koks sudėtingas paaiškinimas, bet labai logiškas. Puiku, jūs tiesiog įspūdingai žaidžiate. O dabar dar vienas klausimas. Visi žino, kad giliausias Lietuvoje yra Tauragno ežeras. Jeigu ne visi žino, tai bent jau žino dabar tie, kurie žiūri mūsų laidą šiuo metu. O koks ežeras Lietuvoje yra antras pagal gylį? Klausau jūsų? Na, nežinau, ar sutampa mūsų duomenys, bet šiaip tai yra Molėtų rajone esantis Malkeistaičio ežeras, Malkeistaitis. Nu, nieko negaliu pridurti. Jeigu ir toliau taip žaisim, tai tikriausiai reikės mūsų įkurti ir profesionalų lygą. O kaip ir kas kur kada, ar ne, klubo, nes kitaip labai nelygios jėgos, ar ne? Ką aš taip matau. Bet Virgis stengiasi irgi iš paskutiniųjų. Reaguoja gerai, teisingai ir beveik porą kartų beveik atspėjo. Nespėjo, nespėjo, bet viskas palaipsniui. Pakviesim kitą laidą. Pasitreniravus pirštus. Teisingas atsakymas. Antras pagal gylį Lietuvoje yra nedidelis Molėtų rajone esantis Malkeistaičio ežeras. Giliausioje vietoje jis siekia 57 metrus ir tai tik 3 metrais sekliau už Tauragną. Vėl sportas ir gamta, be abejo. Kokiame ežere kasmet paskutinį Liepos šeštadienį vyksta tradicinis... Jūs užbaigsite mano klausimą? Man atrodo. Tradicinis plaukimo maratonas. Ar yra atsakymų, ar pateikti 3 versijas? Visgi Vytis apsisprendė. Klausau. Bandom, Platelių galbūt. Platelių ežere, teisingai.
Plaukimo maratonas vyksta gražiajame Platelių ežere. Beje, šių metų Liepą vyko jau net 29 maratonas. Kitas klausimas. Koks garsus lietuvių rašytojas parašė kūrinį Alaušo varpas apie Alaušo ežere nuskandintą Svėdasų miestelio bažnyčios varpą? Virgis buvo pirmas. Maironis? Parašė, poemą yra parašęs apie Alaušo varpą. Ne. Kūrinį apie nuskandintą bažnyčios varpą. Kūrinį, taip, tai kūrinys buvo, Maironis yra parašęs apie... Dėja, žinok, ne, Virgis. Ne, bet tikrai Maironis yra parašęs, nes aš savo knygoje cituoju apie tai. Va, kažkas savo, kad ne. Tai pabandykime dabar įsiaiškinti. Ar yra norinčių atsakyti be variantų? Zenonas? Antanas Vienuolis Žukauskas. Vienuolis Žukauskas. Ai, Vienuolis. Ne, neteisingas atsakymas. Du šansai prarasti, liko vienas žmogus. Tai ir variantų paklausys. 3 variantai. Vienas žmogus prieš 3 variantus. Bus įdomu. A variantas Juozas Tumas Vaižgantas, B Marius Katiliškis, C Vincas Krėvė Mickevičius. Tai Vaižgantas. Vaižgantas teisingas atsakymas. Bet aš atsiųsiu tą eilėraštį Maironio, kur jisai rašo apie Alaušo varpą. Tai gal jisai irgi yra parašęs? Taip. Čia jeigu užduosime klausimų ieškotojams ir formuotojams. Gal tikrai ir tu teisus, tada mes pridėsim tau irgi. Ne, nebūtinai, bet... 100 Ne, tiek to. taškų. 50. Tiek to. Bet jeigu iš tikrųjų taip yra, tai čia puikus variantas, puikus papildymas. Ir Virgis nusipelno bent 50 taškų. Tiek to. Ką jau čia? Mums irgi negaila. Ką jau čia irgi. Kūrinį parašė nuo Svėdasų kilęs Juozas Tumas Vaižgantas. Pasakojama, kad didikai Radvilos, siekdami įvesti protestantizmą Svėdasuose ir tuždami, kad gaji katalikybė, liepė bažnyčios varpą nuskandinti šalia esančiame ežere. Tačiau Svėdasiškiai neišsižadėjo savo tikėjimo. Taigi, liko supertūras, paskutinis klausimas. Prieš lemiamas klausimas ir dabar, kaip minėjau, už jį gausite 200 taškų, jeigu atsakysite be variantų. O jeigu su variantais, 100 taškų. Kaip vadinamas dumblingos nuosėdos ar nuogulos susidariusios gėlų stovinčių vandens telkinių, ežerų, tvenkinių, kūdrų dugne, matau šviesą, tunelio gale. Nuosėdos tinkamos purvo procedūroms, klijų, plasmasės gamybai, kai priedas gali būti dedamos į gyvulių, paukščių pašarą, tinkamos daržams ir laukams tręšti. Štai toks ilgas klausimas. O atsakymas bus trumpas ir jį galbūt pasakys Vytis. Galbūt tai liosas. Lijo? Liosas. Arba kitaip tariant, fluvo kažkaip... Koks dar yra variantas? Fluvo glavicialinės kažkokios nuosėdos. Ilgiau vadinam. Ne, atsakymas neteisingas. Kiti variantai, gal reikia variantų? Turbūt reikėtų, ne šį kartą. Prašom išgesinti lemputę. 3 variantai. Sapropelis, saprofitas, saprofobas. Zenonas? Saprofelis. Teisingas atsakymas – sapropelis. Belieka pridurti, kad sapropelis susidaro užaugančiuose sekliuose senatvės stadijos ežeruose bei ežerinės kilmės pelkėse. Lietuvoje būdingas jo storis yra 1–2 metrai, kartais iki 5 metrų. Gryno sapropelio Lietuvos ežeruose yra apie 1 milijardas kubinių metrų, o su priemaišomis iki 6 milijardų kubinių metrų. Štai ko mes turime. Mes irgi iškasenų pasirodo. Taigi galime paskelbti galutinius rezultatus. Šio žaidimo rezultatus, o jie yra tokie. Virgis surinko 100 taškų, įskaitant Maironio poemą, pridėjus dar 50 taškų apie Maironį. Jeigu yra teisingas atsakymas, tai be abejo. Bet nepaisant to, dėja, antrą vietą užima Vytis su 600 taškų. O laimėjo Zenonas ir, man atrodo, rekordinė suma. Vis kyla rezultatai, kas savaitę. 900 taškų. Sveikiname nugalėtoją. Nugalėtoją atitenka fotoaparatas gamtai fotografuoti. O aš primenu, kad Gamtos kodas kartu su Arūno Matelio kūrybinė grupė Nominum skelbia dokumentinių filmų festivalį konkursą. Apie jį daugiau sužinosite adresu kinogaražas.lt nuorodoje Žalias kino garažas.
O norinčius dalyvauti Gamtos kodo filmavimuose, kaip matote, čia yra gana linksma ir galima daug sužinoti, galima ir laimėti šį beitą. Kviečiame registruotis adresu gamtoskodas@videometra.lt. Dėkojame visiems žaidusiems studijoje ir tik tai nedėkojame tiems, kurie pasakinėjo. Dėkojame. Dėkojame dalyviams už žinias ir atsisveikiname su jumis, gerbėmėjai televizijos žiūrovai. Susitiksime kitą sekmadienį 16:15 min. Per Lietuvos televiziją. Ačiū. Sveikinam. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.